Sveiki! Taigi praeitam video rodžiau šitą monstrą. Tai yra A klasės stiprintuvas įtampos reguliatoriaus pagrindu. Čia nesikartosiu, ten viskas buvo parodyta, paaiškinta. Čia toks eksperimentinis dalykėlis, dėl to viskas šitaip atrodo. Šį kartą tik pasikeitė keli dalykai. Dadėjau šitą specialų įrenginį. Jisai įdėtas tam tikrų tikslių kampų. Ir jisai komunikuoja su visatos dalelėmis, kad prašuntuoti nereikalingus triukšmus signale. O jeigu nusileidžiam ant žemės, reikėjo dar vienos 10 ohmų varžos, kad padidint ramybės srovę, nes aš iškart jau, galima sakyti, žinojau, kad galios labai bus mažai, tai kad skaičius nors kiek pagražint, padidinau ramybės srovę. Gavosi 1,3 ampero maždaug, kad turėt nors kažkokio potencialo. Nes išduosiu, kad 0,3 vato nesiekia, tai net keista, kaip anam video sugebėjo groti ir jautrus garsiakalbis yra jautrus garsiakalbis. Didžiausias pokytis, kad atsirado prieš stiprintuvis, kuri aš su klaidom, čia kažkodėl visas toks prototipas, bet žodžiu su klaidom ir pataisydamas surinkau. Bet veikia gerai, čia NE5532 legendinė. Prie šitos mažos jungtelės galima jungti bet kokį įėjimą dabar ir viskas groja. Ten braukosi, atsiprašau, kad braukosi, bet braukysis. Ir turim kitą pusę. Dar vienas dalykas, šitas operacinis stiprintuvas gan jautrus, tai kol nedadėjau įėjimo filtro, kol nenufiltravau visko virš kokių 200 000 Hz, tai girdėjau kažkokią lietuvišką radio stotį. Tai netgi radiją buvau trumpam pasidaręs. Šitam baltą šokoladą paruošiau, tai tiesiog 8 ohmų apkrova arba 4 ohmų, jeigu sujungčiau vieną galą, čia ateičiai bus irgi. Ir kitam gale yra padavimas, išėjimas į kompiuterio garso plokštę, tai žodžiu paduodam signalą, susimatuojam ir žiūrim, kas čia bus. Čia vėlgi bus toks teorinis video, tai geriau pirmiau parodysiu, kokia galia ir viską glaustai, kad galėtumėt nežiūrėti viso kito paskui. Tokie galios matavimo rezultatai. Čia viskas dirba prieš stiprintuvą, kadangi maitinimo įtampa maža. Pirmiausia, pamatavau su 12 voltų ir kadangi apkrova 8 ohmai, tai kažko daug virš 1,5 vato, kokio ir nesitikėjau, bet gavosi dar smagiau. 3/4 vato, valio, 3/4 vatų stiprintuvas pavyko. Dar pamatavau prie 15 voltų ir norėjau 1 vato, ten grubiai kažką jau netaip stengiausi, bet žodžiu, THD jau, iškraipimai buvo 1%. Ir harmoniniai iškraipimai plus triukšmas irgi buvo 1%, taip sutapo. Tai gavom 1,2 vato. Peržengė magišką ribą, tai prie lygiai 1 vato švarumas panašus į šičį. Nemaniau, kad reguliatorius rodys tokius parametrus, galvojau, ten bus 0,5 iškraipimų, ten 1% ar ten prie aukštų jie didės. Ne, pasirodė tai visai padoriai. Žodžiu, turiu aš čia keletą paveiksliukų, kur iš programos išsitraukiau. Tai tiesiog trumpai pakomentuoti, kas čia vyko. Šitą aš užvadinęs šitą, kad čia buvo maksimalios galios matavimas prie 12 voltų. Kaip matom, sinusoidė buvo graži vis dar. Matau čia prie 400 Hz, bet matavau ir prie kitų dažnių, bet nieks labai nekito. Įdomu buvo, kad iškraipimai tokie maži iš tikrųjų. Mažiau įdomu, kad iškraipimai plus triukšmas didoki, bet mūsų triukšmo grindys labai neypatingos. Aš naudoju garso plokštę ir dar integruotą, nors ir ten 192 kHz ir panašiai, bet čia nėra laboratorinis matavimas ir aš nesitikėjau, kad šitas stiprintuvas iš vis galės tokius skaičius rodyti, kad plokštė trukdytų jam, nes plokštė pajungus ratu, iškraipimai pasidarė 0,03 kažkur, tai žodžiu, tokie mažiau vertingi matavimai negu norėtųsi, bet vėlgi, kaip sakyt,
žinom, kad neblogai veikia, neblogai. Pažiūrim, ką aš čia toliau dariau. Va, čia prie 10 procentų, 11 procentų iškraipimus pamatavau, tai gavom tokį įdomų dalyką. Visų pirma, signalas iki 3 harmonikos ten per 10-15 tik tai, kaip sakant, decibelų, tai vos netiek pat groja beleką. Tai ir vat, šitą aš labiau rodau ne dėl šito stiprintuvo, nors galima pamatyti, kad kaip gražiai vyksta klipinimas, ribojimas, nukarpimas, apkarpimas, kaip kam labiau patinka tas žodis. Bet aš visada klipingu vadinsiu. Tai vat, gan švariai klipina čia viską. Ir įdomu, kad čia nepanašu jau sinusoidė, bet 11, įsivaizduokim, 11-10 procentų, tai panašiai atrodys ir gamintojai visokių mikroschemų ir panašiai prie tokio užo, tokios apokalipsės, ten vos nestačiakampį grojam ir nurodo maksimalią galę, ten kokia mikroschema, ten tada magelio, pavyzdžiui, automobilinio, visą laiką būna nurodyta 10 procentų, tai tikrai naudinga galia muzikai grot, tai tokiu būdu jie sugeba užrašyti ant 25-30 vatų prie lygiai 12 voltų. Arba dar užrašo, tipo užkurtos mašinos 14 voltų ir tada iš vis ten kiam vatų kokia išgalvota 10 procentų galę naudoja. Čiagi nesignalas jau, čia nepanašu čia. Žodžiu taip. Ir mačiau dar mikroschemų aprašymų, kur duoda 30 procentų THD plus N, ar tiesiog THD, neatsimenu, bet jeigu taip 10 procentų atrodo, tai aš 30 net nerodysiu. Čia tarp kitko, ką reiškia tas 10 procentų? Toliau turim mažiausius iškraipimus, kokius gavau. Čia buvo prie vėlgi beveik maksimalios galios, vos nečiučiut pamažini. Ir skaičius būna geriausias, kaip ir natūralu, bet kuriam normalesniam stiprintuvui, kad jis turi geriausiai pasirodyti prieš pat kylant iškraipimams. THD labai gražus, harmoniniai iškraipimai, kitaip sakant, kokie normalūs. O vat šitas parametras dar paprastėja, nes kadangi mes kuo tiliau leidžiam, to labiau mums trukdo triukšmo grindis. Tai čia pablogėjo, sakau, čia limitacija, bet vis tiek info iš čia ištraukti tikrai pavyko. Dar vienas įdomus dalykas, kadangi čia jau švariai grojant, o nespaudžiant maksimumą, matom, kad antra harmonika tai yra 800 Hz kaip ir dominuojanti čia, kaip ir lempinio savybės, sakykime, nes antra harmonika lempiniam dažnesniu atveju dominuoja, visos kitos mažiau. Kas iš vis yra harmonika? Mes grojam 400 Hz šiuo atveju, tai čia didelis spiglys mūsų šitam aparate. Ir mes norėtume idealiu atveju turėti jį ir viską lygiai čia, 0 visur ten, ar ten kuo daugiau, minus milijoną atskaitos vienetų. Bet taip neįmanoma, vis tiek grojant kažką būna fone kažkokios šiukšlės, triukšmas. Tai harmonikos yra tokie dalykai kaip kartotinis. Pavyzdžiui, grojam 400, tai antra harmonika 800. Trečia bus 1200, kaip matom, prie virš 1K ir taip toliau. Tai mūsų tikslas išgroti tą, ką norim, bet kuo mažiau groti, ko nenorim. Bet vis tiek neišvengiam to, tai matom, grodami 400 turim juntamą 800-1200 komponentą, kiti jau pasislėpia pačiam triukšme jaučia. Visokių aštų matavimų čia dariau dažnį keldamas, nuo 400 ant 1000, 5000, žodžiu, dabar čia 10 000 prie mažiausio THD. Tai vėlgi turim 0 po kablelio, tai neblogai, triukšmas biški trukdo eilinį kartą, bet, ką matom, gražų spiglį ir ant 20 km, jau 20 kHz matom antrą harmoniką, kuri gan aiškinu, gan išlindus, o kokios kitos, mažai ir svarbu, nebent girdit 30 000 ar ten kažką tai. Vat kur prasidėjo problemos, tai perkrovus stiprintuvai įstūmus į klipingą ant 10 000 Hz pasidaro keistas elgesys apačioje ir jis tarsi prilimpa, turi tildyt, kol jis iš to išeina. Paskui vėl gali amplitudę gan didelę padaryti,
Nu, kažkas kažkur užsigeneruoja, užkimba, arba gali būti, kad suveikia kažkuri iš apsaugų. O kodėl taip atsitinka, jei kas žinot ir... Nu, aišku, čia taip ne taip paprastai žinot, čia gali būti daug priežasčių, bet keista iš tikrųjų, kad taip. Prie 15 000 Hz vėlgi viskas ten groja, matuojasi, bet vat specialiai vėl iškraipimus ir matom, kad čia skamba va šitą pačią netgi. Tai bus kažkoks niuansas dėl konstrukcijos ar pačios mikroschemos, nepamirštant, kad ji neskirta grot muzikai ar ten sinusoidėm iš vis. Jeigu neperžengi tam tikros ribos ir prie 15 000 viskas veikia, va tiek su matavimais. Žodžiu, toliau iš šitą daiktą turbūt nesigilinsiu, bet buvo įdomu, bet turiu pasiruošęs kai ką tikram A klasės stiprintuvui, tokį nedidelį radiatorių pavyzdžiui. Tik neapsisprendžiu, kokią schemą naudot, kurį stiprintuvą daryti. Ir šį kartą visai ir priimčiau pasiūlymų. Žiūrėjau, Rodas Eliotas turi įdomių schemų ir jos veikiančios. Visoks Nelsonas pasas yra problema, nes pastoviai ten tų tranzistorių, kur aš neturiu kur gauti, ten siuntinėti, ten ebėjais viskom, irgi nesinori. Tai vat, jeigu turit kažką, kur iš tikrųjų galima nusipirkti dalių normaliai, nereiktų tų kažkokių ten drakono plaukų ten puslaidininkių ar kažko, kad tiesiog A klasė patikrinta, gerai grojanti, siūlykit žodžiu, ką nors. A klasės ne tam, kad būtų A klasės, o kad tikrai būtų vertas dėmesio ir verta dėmesio schema, kuri veikia, kuri stabili. O sakau, gale tai nežinau, 5-10 vatų, ten toj zonai, radiatorius gan mažas pas mane, tai nesitikiu 50 vatų daryti, bet to neišmaitinsiu, tai 5-10 vatų schemos būtų visai įdomu. Tai tiek šiam kartui, dėkui, kad žiūrėjot ir sėkmės konstruojant. Iki. Harmoniniai iškraipimai, kitaip sakant, kokie normalūs su 2 kableliais.